Šiandien mes esame atvykę pas poną Gediminą Cijūnaitį, kuris yra įsikūręs netoli Vilniaus. Ir štai mes patys šiuo metu įsikūrėme prie nepaprastos kolekcijos, tai yra rojaus obelys. Ir pone Gediminai, visų pirma, tai matosi, kad tų rojaus obelų yra ypatinga kolekcija, didelė ir labai graži kolekcija. Ir iš pradžių, kiek šitoms obelaitėms metų, ar jos būtent tokias jas reikėtų auginti apželdinimui ir kodėl pas jūs jos tokios didelės ir gražios? Čia jom yra apie 10-12 metų ir tos obelaitės yra paskirtis, tai yra kaip ir motininė plantacija. Iš čia yra įmami ūgeliai tam, kad galima būtų skiepyti akiuoti naujus ūgelius. Ir dar šitie medeliai yra auginami uogų skinimui, nes rojaus obuoliukai, smulkus vaisiukai, jie yra labai dekoratyvūs, gražus. Jie yra naudojami floristikoje, jie yra naudojami tortų puošybai. Ir šiaip jų paskirtis yra labai plati, nes jų ir forma, ir dydis, ir atspalvis labai skiriasi. Tai ar tai yra didžiausia kolekcija Lietuvoje ir plačiau apie ją? Šiaip iš tikro rojaus obelis, kam jinai yra skirta. Kažkada tai buvo selekcininkų išvesta tam, kad jin būtų kaip dulkininkė visom kitom veislėm. Todėl, kad ne tik tai žmogaus akiai tai yra gražu, bet ir bitės skrisdamos per vien tik tai baltą paklotą žydinčias obelis, jos būtinai užsuka į rojaus obelis ir tada gaunasi geresnis derlingumas ir vaisius. Bet iš kitos pusės vėl tos rojaus obelis, čia mes turim 7 skirtingas veislės. Yra vasarinės, yra rudeninės, yra žeminės veislės. Vėlgi vaisiai skiriasi savo dydžių ir formą. Yra labai smulkus vaisiukai, yra blizgus vaisiai, yra matiniai vaisiai. Čia mes šalia, čia yra profesor Špringel. Šita veislė yra rudeninė, žydi baltai, nėra taip efektingai, bet rudenį jau antroji vasaros pusėje pradeda vaisiai spalvintis žalia, geltona, oranžinė spalva. Ir iš tikrųjų tai yra labai gražus akcentas, lyginant su kitais dominuojančiais vien raudona spalva arba bordinė spalva. Taip, kokios visos kitos veislės, čia štai šita, irgi fantastiškai kvepianti. Priekį, jau beveik yra nužydėjus, yra kelsiai. Jų spalva yra tokia labai alyvinė ir žiedlapis yra labai didelis. Vaisiai yra blizgus, maždaug trešnės dydžio. Čia yra almendahensis veislė, jie yra mažiau efektyvūs gal žiedai, bet šiandien dabar jų yra žydėjimo apogėjus, jie yra labai gražus, bet vaisiukas yra smulkesnis ir šiek tiek matinis. Čia, kaip minėjau, yra profesor Špringel, o ten toliau mes matom yra royalty. Tai ta veislė yra graži dėl to, kad yra labai bordiniai lapai. Labai, labai gražus. Bet jau vaisiukai yra labai smulkus ir visai nelabai jie išsiskiria iš to lapų gausumos. Ten toliau matom jau peržydėjusią veislę, tai yra dolgo. Tai ta veislė yra, jau mes kažkada tai ir mano tėvukai augino, jau čia tokia viena iš senesnių veislių, visi vadina ją rojaus obelim, nes kitų veislių jie nematydavo, nežinodavo, nes tai yra maždaug slyvos dydžio ir obuoliukas toks vasaros antroji pusėje, toks saldžiarūgštis, savotiškai įdomaus labai skonio, labai skanus kompotas iš jų yra. Šiaip dar yra veislė Wintergold. Tai ta veislė, kaip aš sakau, kalėdinė eglutė. Jinai būna labai graži jau kai lapai nukrenta. Nes tie vaisiai būna žali, paukščiai jų dar nekliudo ir po to, kai jie gauna šaltuko, nusispalvina oranžinė spalva ir labai gražiai efektingai atrodo ant kalėdų naujų metų. O dabar mūsų ypatingas pasiūlymas, tai yra rojaus obelų alėja. Pone Gediminai, tokią alėją galima pasisodinti, kai yra didelė sodyba, didelė teritorija, bet greičiausiai jūs kažką pasiūlysit ir mažesnėms teritorijoms, ir mažesnėms plotams prie savo namų ar sodybos. Šiaip iš tikrųjų yra pasirinkimo laisvė, žiūrint, kiek mes turim metrų, bėginių metrų. Šiuo atveju yra pasodinta po 3 skirtingų rūšių ir jos atsikartoja. Bet šiaip iš tikrųjų gražu ir poromis. Jeigu dar didesnis takas, galima ir 2 pusėse sodinti. Bet šiaip gražu, kada yra sumiksuojama. Yra raudoni lapai, žali lapai, raudoni vaisiai, geltoni vaisiai. Ir vėlgi, ten kažkokio ten specifinio formavimo ar kažkokio ten išskirtinumo, nieko nereikalauja. Jis auga natūraliai, tik tai elementarus genėjimas pavasarinis ir sodinti užtenka kas 2 metrus į eilutę. Ir tik pasirinkti tai, kiek jums tai yra erdvės ir kiek ploto ir kiek jūs tai galite sau leisti tą alėją įrengti. Kiek dabar jums metų yra šiems rojaus obelims? Jos yra tik prieš 3 metus sodintos. Kiek paprastai tokios rojaus obelys auga? Ir žinoma, vėlgi jūs minėjot, kad tai yra formavimas, kad tai yra genėjimas. Iš tiesų, ką galima iš jų padaryti? Šiaip iš tikrųjų galima daug ką daryti, čia yra viskas fantazija. Jūs galit riboti jų aukštį, galit riboti šakų formas ten šiaip.
Bet iš tikrųjų rekomenduotina, kad kiekvienas vaismedis turėtų lyderį, pagrindinę šaką ir šoninės šakos būtų piramidės forma, kaip eglė. Apatinės šakos būtų ilgesnės, viršutinės būtų trumpesnės. Tada medis gauna daugiau saulės šviesos ir raiškesnė lapų spalva, vaisiai kokybiškesni, mažiau puola ligos. Dabar kokias jūs veislės sodinote? Ką jūs derinote ir kodėl taip? Šiaip visą laiką man tai labiausiai patinka kelsiai, va čia yra tos 3, tuo, kad yra blizgus vaisiai, jie yra maždaug vyšnios dydžio, visada dėl akcento royalty raudoni, o baltai va žydinčias mes ten matom, tai yra Professor Springel ir Wintergold, nes Wintergold yra žiemai gražiausi, Professor Springel yra rudenį gražiausi. Tai būtų toks akcentas padekoruoti tarp raudonos spalvos, nes šiaip rojaus obelis dominuoja raudonais lapais ir raudonais vaisiais.